30% cukrus, o ne vaikams reklamuojamas produktas ant čiukų. What the hell? Kaina ten apie 3 viršum eurų, tikrai brangesni, 425 gramai, 250 kaina gal 2 eurai, čia irgi 2-3 eurai kaina, 500 gramų čoko rinksai. Mano šitie būdavo vaikystėje mėgstamiausi, dabar jau žinau dėl ko. Nes cukraus rūkios. Tai sudėtinės dalis, pusti kietieji kviečiai, cukrus, gliukozės sirupas, oligofruktorizė, medus, rapsų aliejus, žodžiu, daug cukrus ir visokių kitų sudėtinių dalių, tai yra vitaminai ir taip toliau, kurie neva tai kompensuoja. Nichrenaja nekompensuoja, 100 gramų yra 304 gramai, tai yra trečdalis viso produkto yra cukrus vien, yra žiauriai kiekis cukrus, pusryčiams tikrai netinkamas produktas, tai yra deserto tipo produktas, kurį galima valgyti kažkiek. Ir pirmas yra 100 gramų produkto kiekis, visi reikalai, o čia yra 30. 30 yra rekomenduojama dienos norma, aš jums galiu pasvert, kaip atrodo 30, tai patikėkit, ne vienas iš jūsų, įskaitant mane, nesuvalgo 300 gramų, dažniausiai būna 50 arba 100 arba daugiau. Šiaip labai daug jau tokių produktų, mačiau, kad yra iš viso grūdo, kvietųjų kviečių ir taip toliau, tokie alebiški norisi padaryti daugiau, kad skaidulų būtų. Šiuo atveju skaidulų yra 6,5 gramų 100 gramų. Čia yra 6 gramai irgi visai nemažai, tai kaip ir nėra blogai tas skaidulų kiekis, bet tas cukraus kiekis tikrai nekompensuoja to skaidulų kiekis nekompensuoja cukraus kiekio per didelio buvimo. Kodėl jie tokie saldūs? Kodėl mes negalime įprasti, natūraliai tiesiog įprasti valgyti netokius saldžius produktus? Čia turi būti raudonam raidėm parašyta 30, va čia 30% cukrus, o ne vaikams reklamuojamas produktas ant čiukų. What the hell? Ok. Cukrus, gerai, visų grūdo dalių kviečių dribsniai, ryžiai, cukrus, liofilizuotos uogos, bla bla bla, taip toliau labai neblogai, sudėtinių dalių nedaug, visai neblogos, cukraus kiekis 100 gramų yra 11 gramų. Tai čia buvo 20-34, trigubai daugiau, o čia yra 11. Maitinimo vaikų, maitinime galime, bufete galima būti iki 10 gali būti. Nu tai 11, nu tai okei, neblogai, plus liofilizuoti vaisiai, plus viso grūdo, plus skaidulų. Sakyčiau, kaip alternatyva, jeigu vaikai negali gyventi be tokio dalyko, tai nu gal va su tokiu dar gal kažkiek tai ir galima pagyventi. O šitas turi 18 gramų. Šiaip tikėčiausi, kad turėtų daugiau, bet turi 18 gramų cukraus. Sudėtinės dalis yra miltai, viso grūdo dalių kvietiniai ir paprasti kvietiniai, cukrus, maltodekstrinas, lisikakaos milteliai, valgomoji druska, natūraliosios kvapios medžiagos. Tai irgi geriau. 18, 34, 18, 11. Nuspręskit patys.